Baldų pramonė Lietuvoje turi gilias tradicijas. Pastarąjį dešimtmetį šalies baldų sektorius pasižymėjo dideliais augimo tempais. Tačiau siekiant išlaikyti produkcijos ir sukuriamos pridėtinės vertės augimą, šiai tradiciniai pramoniai reikalingi drąsūs sprendimai. Ūkio ministerijos teigimu, inovacijos, naujausių technologijų diegimas gali padėti įmonėms ne tik išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje, bet ir būti sėkmingomis žaidėjomis rinkoje. Baldų rinka yra perpildyta, todėl šioje rinkoje būtinas išskirtinumas ir naujovės. Gaminių vertę smarkiai gali padidinti inovatyvus dizainas, kuris kelis ar net 14 kartų gali pabranginti tradicinį medžio produktą. Nors dizaino panaudojimas pardavimų didinimui Lietuvoje vis dar neišnaudota niša, lietuviai turi kūrybiškumo ir potencialo kurti novatoriškus produktus. Pažangus požiūris į dizaino teikiamą vertę padėjo įmonei EMCO pritraukti netradicinio baldų dizaino kūrėjus, išvystyti jų pateiktą dizainą ir drąsiai konkuruoti baldų rinkoje unikaliais, novatoriškais gaminiais. Tai visų pirma yra idėjos aptarimas, pasižiūrėjimas, kiek tai yra originalu, kiek tai yra nauja rinkoje, kiek tai yra realu, po to yra žiūrėjimas, kiek tai yra realu pagaminti, kokios tai yra medžiagos ir kokiai mes atsistojam galų gale gamybiniai savikainai. Nes mūsų kaip ir šūkis yra sukurta ir pagaminta Lietuvoje. Mums labai patinka mojuoti lietuviško produkto vėliavą, nes mes parodom pasauliu, kad mes galime. Vakarų ekspertai skaičiuoja, kad 1 euras investuotas į dizainą padeda pajamas padidinti 28 eurais, o grynai veiklos pelną net 6 eurais. Tačiau novatoriškų baldų dizaino kūrėjams sunku konkuruoti vieniems. Naujo gaminio išvedimas į rinką užtrunka ne vieną mėnesį. Šis procesas gali kainuoti apie 10 000 eurų, todėl dizaineriams paranku telktis vienoje įmonėje. Tai yra procesas ilgas ir maždaug jau turime laiko vidurkį. Pamačius pirmą dizainerio idėją, iki tol, kol mes pastatom produktą į parodą, praeina apie metus laiko. Vien novatoriškų drąsių dizaino sprendimų siekiant konkuruoti nepakanka. Netradicinių baldų pagaminimui reikalingos ir aukščiausios technologijos. Todėl EMCO bendradarbiavimu ieško gamybininkų, investuojančių į inovatyvius techninius įrenginius. Be naujausių technologijų modernaus stalo lenktais galais ar išmanios kėdės pagaminti tiesiog nepavyktų. Tokiam stalui bei kėdei reikalingi specialūs presai ir 5-ašės staklės, galinčios preciziškai išlenkti plonus medžio lakštus. Pagaminti nėra paprasta. Šita kėdė irgi tik tai iš 3 prototipo jinai buvo, ta jau tikroji naivi kėdė, nes nors jinai yra paprasta, pagaminti ją reikia modernių technologijų. Galbūt ne pačių naujausių, tačiau labai tikslių, naujų staklių, kad pagauti visus kampus, kad išfrezuoti visas sėdėjimo ergonomiškai, sėdynę pačią ergonomišką padaryti. Dėl to taip įmonės, kurios dirba su mumis, jos turi turėti naują modernią įrangą. 2014 metais keli įmonės gaminiai, rašomasis stalas My Writing Desk ir lentyna Foldin, laimėjo aukščiausio lygio tarptautinį Red Dot apdovanojimą už novatorišką, funkcionalų ir kokybišką gaminio dizainą. Rašomajam stalui apdovanojimas buvo skirtas už dizaino novatoriškumą, funkcionalumą ir kokybiškumą, o lentyna gavo įvertinimą už ypatingą sprendimą konstrukcijoje. Netradicinius sprendimus tradicinėje baldų pramonėje derinanti bendrovė pristatė ir naują savo gaminį – kilimą staliuką. Šią iš pirmo žvilgsnio paprastą interjero detaliai pagaminti taip pat reikėjo inovatyvių sprendimų. Tai yra kitoks kilimas ir pervertėm per įvairiausius ir portalus, ir platformas gaminių dizaineriškų, to, kad dar rinkoje nėra. Tai kilimas suintegruotų kaip ir staliukų. Tai automatiškai jį sugeneravo žmonių poreikis sėdėti ant kilimo, pasistatyti taurę vyno, galbūt atsigulti su kompiuteriu ir, kaip žinia, kompiuterį padėjus ant kilimo, jis pritraukia dulkių, ar ne? Tai, kad tą dalyką išspręsti, dizaineriai tiesiog jiems kilo idėja įdėti, kodėlgi neįdėjus medinio intarpo. Kilimui naudojama unikali taftinginė audimo technologija, kurios dėka linas labai taikliai jaudžiamas specialiais audimo pistoletais. Norėdami, kad stalelis ant kilimo neslystų, verslininkai taip pat pasitelkė išmaniąsias technologijas ir liną padengė specialaus silikono sluoksniu. Inovatyvus požiūris į produkto dizainą leido EMCO tapti sėkmingai įmonei. Per metus bendrovė apie 50 000 eurų investuoja į išradingo dizaino produktų kūrimą ir jų viešinimą. Beveik 95% įmonės pardavimų sudaro eksportas į įvairiausias šalis – Belgiją, Singapūrą, Japoniją, Jungtines Amerikos valstijas. Ūkio ministerijos specialistų teigimu, į inovacijas investuojančiams įmonėms lengviau tapti konkurencingoms ir žinomoms visame pasaulyje. Inovacijos ne tik padeda padidinti gaminių vertę, bet ir pardavimų skaičių.